Kągi, kadangi mes bepročiai, tai pabandykim pajungti kitą daviklį, kurį turim. Čia biškai šį pamiršau prigrieb dabar, bet svarbiausia dabar yra pakeisti strėlę, kadangi daviklis yra atvirkštinio veikimo. Jisai, kol nėra slėgio, tai jisai sujungtą grandinę padaro. O kai atsiranda slėgis ten tas 0,25 dabar tokį dėsim, tai tada jis atjungia grandinę. Tai mums reikia atvirkštinės strėlės, kad mūsų purkštukas įsijungtų, kai daviklis atjungia grandinę. Tai va čia mūsų sena rėlė, kuri čia realiai visą ventiliatorių normalų galėtų sukt. O šitą rėliukė čia tokiem visokiem čia, žodžiu, dar ir tai per galingą purkštukui, nes jam daug labai nereiks srovės, tiksliau labai mažai reikia jam srovės. Nu, bet žodžiu, nėra, kad čia per daug šnekėti, reikia pajungti. Taigi šį kartą štai naudosime tokį daviklį. Čia kaip yra labai panašus, tik tai, kad skiriasi slėgis ir veikimo principas, kur čia jau tas kodukas. Štai va detalės kodas. Žodžiu, tikėkim visas kalbus labai fainai ir įsijungs taip anksti kaip reikia purkštukas mūsų. Na štai, viską sujungiam. Čia ateina pliusas nuo siurbliuko, čia pajungęs, kad tik tai nuo degimo ateitų pliusas. Tada tas pliusas eina kartu ir į rėlės valdymą ir kartu kitas, ta prasme, bus sujungti labai kitas, kur turi pereiti per rėlę, kad eitų į purkštuką. Tai žodžiu, tie abu pliusai čia, nes kadangi purkštukui reikia pliusų. Tai, vat, ateina pliusas tam ir tam, tada iš karto čia dabar yra uždara grandinė ir varo šitai, bet kadangi čia nepaduoda pliusų, tai jo ir nepaduoda, neveikia purkštukas. O dabar aktyvuoja šitą rėlę, kad jinai persijungtų kitą padėtį. Tas daviklis, taip sakant, šitas laidukas. Ir kai jungiu degimą, čia paduoda pliusą. Tada aktyvuojasi rėlė kartu, kadangi čia yra uždara grandinė pastovi. Aktyvuojasi rėlė ir atjungia šitą purkštuką. Ir taip gaunasi, kad kai jungia degimą, tik tai ten sekundės dalį jungia purkštuką ir iš karto suveikia, ta prasme tas daviklis suveikia rėlė ir atjungia iš karto purkštuką. Ir kaip dabar mes pamatysim, dar reikia gal akumą visai pajungti tokiam žygdarbim. Taigi, kaip mes pamatysim, turėtų suveikti šitą lemputę labai trumpam, kadangi kol rėlė suveikia, tai dar prireikia laiko, žodžiu, kažkiek ten. Tai va, tiesiog turėtų mirktelt tas ledas. Išjungiam tą, manau, blicą, kad geriau matytųsi. Tai va, jungiam degimą. Ir... Ai, va. Kaip matėt, mirktelėjo. Tai va, čia toksai gaunasi vos ne kaip check engine. Viskas tvarkoj maždaug veikia. Jeigu užsidega ir užgesta, viskas tvarkoj. Jeigu užsidega neužgesta, tai reiškia purkštukas pastoviai veikia ir kažkas negerai, matyt. Žodžiu. Tai va, tai labai taip fainiai. Ir bandysim dabar užvest. Norėčiau praliekti, bet oras tai visiškai nenori mum to leisti. Na ir pažiūrėkim, kaip čia veikia. Užsikuria ir panašiai. Tvarkoj. Dabar reiktų tik tai praliekti. Dar pabandom surast, kur čia yra pečiuko ventiliatorius. Gal taip netyčia mes užtrumpintumėm laidus tiesiai, nes čia kažkodėl neveikia. Tai gal jisai pats geras yra, tik tai rėlė, ten ta tiksliau varža sudegus ar kažkas. Tai pabandome, žodžiu, susirasti ventiliatorių ir pajungti tiesiogiai pliusą jam. Jeigu pučia, tai puiku, tada gal netgi šildys pečiukas. Jeigu šildytų, tai čia būtų awesome. Pažiūrėkim, tai mūsų antifrizas. O taip. Jei ne variklis užlinks, tai nuo šito rūdžių antifrizo kažkas užlinks. Žodžiu, smagiai čia blemba, gal reiktų net pakeisti. Ventiliatorius, kaip matau, yra ten. Bet kaip ten jį pasiekti, ten matau tie du laidukai tokie išeina iš to varikliuko. Aišku, dar jį su kažkuo tai prasukti, pažiūrėti, ar jis sukasi, ar neužstrigęs, tai gal net neverta ten dar bandyti iškrapštyti. Esmė, kad tie laidukai biškį sunku prieiti. Tai jo, kažkaip juos ten iškrapštis tos laidus, galima būtų sujungti. Pabandom susirasti kokį stiką, pažiūrėti, ar sukasi šis tas ventiliatorius. Viską, kaip dėl šitų. Šitas biškį trumpas iš tikrųjų. Man norėtųsi ilgesnių.
O, kaip pagal užsakymą net bambukinis. Gerai, bandom jį išjudinti, ar jisai juda. Nelabai. Kaip matot, aš jo nelabai išjudinu. O, juda. Nu, gal prasisuks. Greičiausiai tai ne. Nors šiaip įmanoma. Ai, nu dabar jau netaip jau baisiai. Jeigu užkurt jį, tiksliau paduoti ant pliusą, minusą. Ai, netaip jau baisiai ir sukasi. Gerai, bandom iškrapštyti laidus. Hei, iškrapščiau. Vat iš varikliuko dar išmokau, kad pataugiau būtų dirbti. Na, čia sena pečiuko varža, kuri man nelabai įdomi. Nežinau, čia veikia, neveikia jinai. Bet čia knistis, man atrodo, prie jos nelabai apsimoka, kadangi priėjimas nestebuklingas. Tai žodžiu, mes tiesiai nukirpsim laidus, paduosim 12 ir žiūrėsim, ar suksis gaidžiukas. Tai dabar einam laidų atsinešti. Arba reikia kambarį, manau, susilituoti viską pasidaryti. Gerai, dabar Arvi, imk filmuot, tiksliau imk pažiūrėk, ar viduj ten pūs vėjelį. Ai, dar reikia laidų pasižiūrėti. Nu, Kartais padeda. kartais. The moment of truth. Gerai, kontaktas. Oi, na. O, pučia. Pučia? Puč. Ir dar kaip... Tu įsitikinęs, kad pučia, nes gal traukia. Jo, vakuumas. Ne. Šiaip lembo. Urminė jaučiu, kad čia pūstų. Nu, nežinok. Ką? Nežinok, seni, nepučia. Pakeis gal pusės? Kad vos, brem. Pala, dar kartą dėk. Ai, pala, aš ne taip buvau pajungęs. O, yra. Pučia. Pučia. Pučia? Aha, pučia. Tam bak apsidėjęs atvirkščiai. Galvoju, gerai, čia uždėjau. Išjungiau tą apšvietimą. Nieko nesimato. Smagiai. Labai. Eik tu gult, kas per garsai. O jau trauka. Eik tu gult. Beje, nuo liuko laš. Jo. Nieko greit išsivaro. Eik tu gult. Jau nepatenkintas gaidžiukas. Ką? Jėlis nepatenkintas. Užknis, ar kas jam nepatinka? Kas čia jam pasidaro? Nesuprantu, va, pirmą kartą buvo normaliai. Nu, ta prasme, pradėjom važiuoti
trauka buvo. Įsmenda, kad... Gargalioja kaip nesveikas, gal ir jisai yra nesveikas, nežinau. Žodžiu, jam nieks nepatinka. Tai aš jam pasiūlysiu užsiknist čia jam per žiemą, nes jau jis man atsibodo, plemba, kokias 2 valandas jau čia knisamės, kad jisai pradėtų važiuot. Kaip aną kartą gargalioju, pradėjau važiuot, galvojau, kad ten mišinio trūksta, čia dabar nesuprasi jau iš viso. Žodžiu.